Sveiki prisijungę prie Atviro tėvų kvadrato antrojo sezono. Apvalaus kvadrato mokykla atveria duris ir kviečia norimas paskaitas ar pokalbius išgirsti ne tik nuotoliniu būdu. Esant galimybei, laukiame svečiuose, nes visos transliacijos vyksta tiesiogiai iš mokyklos klasės. Tad mielai kviečiame prisijungti gyvai. Šį sezoną jūsų laukia vertingi patarimai iš mokytojų, psichologų, sporto specialistų. Netrukus prasidės jūsų pasirinkta paskaita. Primename, kad vykstant pokalbiui galite užduoti jums rūpimus klausimus, į kuriuos pašnekovai atsakys renginio pabaigoje. Antrojo sezono programos ieškokite svetainėje apvalauskvadratomokykla.lt. Kviečiame atrasti rūpimas temas ir registruotis. Malonaus žiūrėjimo! Sveiki! Labai džiaugiamės, kad prisijungėte prie Atviro tėvų kvadrato antrojo sezono, kur kalbamės apie vaikų smalsumo ugdymą, meilę knygoms, vėliau gal ir apie matematiką, kalbas bei sveiką gyvenimo būdą. Mano vardas Kristina Savickytė, o šios dienos pokalbio tema – vaikai ir knygos, kaip sudominti vaikus skaitimu. Ir mano pašnekovė yra Apvalaus kvadrato mokyklos pradinių klasių mokytoja Austėja, kuri padeda savo mokiniams atrasti džiaugsmą knygose. Sveiki, Austėja. Sveiki, Kristina. Labai iš tiesų visada man smagu kalbėti apie knygas ir neabejoju, kad tiek tėvams, tiek mokytojams, tiek visiems žmonėms, kurie yra šalia vaikų, dažnai kyla šis klausimas. Kaip tuos vaikus sudominti? Šiais laikais atrodo knyga, iš dalies tokia atgyvena kažkam gali atrodyti, reikalaujanti daugiau susikaupimo, daugiau dėmesio. Tai tikrai labai nekantrauju išgirsti jūsų paslaptis, patirtį, kaipgi tuos vaikus, kaip jiems įduoti į rankas knygą ir kad jie ją atverstų ir nenumestų šalin, o norėtų panirti į tai, kas toje knygoje parašyta. Sėdim mokykloj, kurioje jūs dirbate, ir tikrai man smalsu iš pradžių sužinoti, koks jūsų kelias į šitą profesiją, mokytojo profesiją. Aš iš tikrųjų labai ilgai galvojau apie šitą klausimą ir toks apskritai pati galvojau, kad kaip aš atkeliavau į šitą mokytojos profesiją ir neturiu gražios istorijos, kuri būna pas mokytojus, kai vaikystėje jie žaisdavo žaidimus, žaisdavo mokyklas, norėdavo mokyti kitus. Ir aš to kažkaip neturiu iš savo pusės, bet mano galbūt kelias link mokytojos profesijos atkeliavo visiškai per mano paauglystės darbą, auklės darbą. Ir būtent, kai paauglystėje kažkaip sugalvodavau, kad jau noriu susirasti auklės darbą ir man kažkaip visas šitas perėjo per tą mokytojo prizmę ir auklės darbas man tapo ne tai, kad tik tai prižiūriu vaiką, bet ir mano tikslas būdavo kažko išmokyti ir pasimokyti kartu su vaiku. Ir galbūt tas ir pastumėjo link to, kad aš esu čia šitoj mokykloj ir galiu kalbėti su jumis. Iš tikrųjų, galbūt dar yra toks iš mano pusės pastebėjimas, kai sėdėjau kartu su šeima ir mes vakarieniavom ir buvo vasara ir buvo labai labai šiltas oras. Ir mes lauke sėdėjom ir visi kalbėjomės ir staiga aš buvau 11 klasės pabaiga jau čia buvo. Tai mes kažkaip sėdėjom visi ir kalbėjomės, tai galbūt ką tu norėtum studijuoti, kur tu galbūt save matai. Ir mano sesė, ji tiesiog žinodama, kad man patinka dirbti su vaikais, aš praleidžiu daug laiko su vaikais, tiesiog visiškai pasiūlė vaikystės pedagogiką kaip studijas. Ir aš nuo to laiko žinojau, kad aš studijuosiu vaikystės pedagogiką, pradinį ugdymą ir visiškai kai buvo stojamieji egzaminai ir žinau, kad yra pasirinkimas 9 vietų, kur tu gali pasirinkti ir stoti į skirtingas sferas. Tai mano pasirinkimas buvo 2 vietos, tiesiog skirtingi universitetai, bet tas pats dalykas yra vaikystės pedagogika. Tai aš 100% žinojau, kur aš einu, ką aš noriu daryti ir su kuo sieti savo gyvenimą. O jūs sakot, neturit nuostabios istorijos, bet jūsų istorija yra nuostabi, kad jūs pakankamai anksti palyginus
atradote ryšį su vaikais, pakankamai anksti supratot, kad norit su vaiku ne tik būti, bet ir jį mokyti. Ir man atrodo labai toks dėsningas kelias įvyko į ten, kur jūs dabar esate. Tai tiesiog kažkaip norėjau apversti ir padrasinti ir pasidžiaugti jūsų istoriją. Kalbam apie skaitimą ir irgi man smalsu, o kas jums yra skaitimas? Koks jūsų santykis ir ryšys su skaitimu? Galbūt visai būtų smagu pasidalinti, kaip pas mane apskritai gyvenime atsirado skaitimas ir kaip aš link to ėjau ir kaip aš pamilau knygas. Tai aš tikriausiai turėčiau padėkoti savo babytei, kuri vis tiek dovanodavo per visas šventes knygas ir jai būdavo smagu. Mums, nežinau, vaikystėje būdavo toks, kad... Oi, knyga tikrai nedovana, mes vaikai nelaikomės gera dovana. Taip, gauni knygą, tai toks būdavo dvejopas jausmas, bet aš džiaugiuosi, kad mano babytė vis tiek dovanodavo mums knygas ir parodė tą tikrą meilę knygoms ir per jos vakarus, per jos vakaro skaitimus, kai ji mums skaitydavo pasakas ir Gaidelio pasaką, kurį tiesiog jau atmintinai žinodavo ir pasakodavo visiškai iš minties, tai man būdavo labai smagu dalyvauti šitam procese. Tai tikriausiai pirmasis mano santykis su knyga vyko su mano babyte, o jis tęsiasi tikriausiai visus mano 12 mokslo metų, kai aš mokiausi mokykloje. Ir kadangi aš nuo 2 klasės lankiau teatrą ir su teatru kartu keliavo ir skaitovų konkursai. Tai skaitovų konkursuose mes mokydavomės eilėraščius, mokydavomės ištraukas, jas išjausti, papasakoti žiūrovam, kurie žiūri ir klausosi. Tai tikriausiai irgi prisidėjo labai stipriai. Ir gimnazijos klasėje, kai jau perėjau į gimnaziją, turėjau nuostabią literatūros mokytoją, kuri tuo pačiu buvo ir mano teatro mokytoja ir mane ruošdavo skaitovų konkursams. Tai vėlgi parodė, kad tos knygos ir tas skaitimas yra labai didžiulis malonumas. Ir iki pat šiol tikriausiai dabar mėgaujuosi tik tai knygų skaitimu, nebegaliu ištraukų pasakoti žmonėm, ko tikrai labai pasilgau ir mielai sudalyvaučiau dar skaitovų konkursuose ir dar. Bet šiuo metu mėgaujuosi tik tai knygų skaitimu ir vertinu tą laiką su knyga, nes labai patinka. Tai labai irgi noriu užfiksuoti iš to, ką jūs papasakojat, kad mūsų klausosi suaugę žmonės, kurie yra šalia vaikų, kurie nori, kad jų vaikai skaitytų. Tai ko reikia? Reikia žmogaus, kuris myli knygas, kaip jūsų babytė. Visiškai. Ir kuris skiria laiko vaikams skaityti knygas, kai ką net iš atminties ir jūs iki šiol prisimenate tai kaip kažkokį labai gerą ir smagų laiką. Reikia mokytojo, kuris degančiomis akimis mato tą vaiką, kuriam galbūt geriau sekasi, kaip jūsų atveju, bet tikrai yra mokytojai, kurie gali uždegti ir vesti vaiką ir per literatūros, ir šiuo atveju ir teatro pasaulį, kaip jūs. Ir trečią dalyką supratau, kad man atrodo, tikrai Austėja, jūs į savo tokių svajonių ir darbų sąrašą galite įsirašyti, kad inicijuoti mokytojų skaitovų konkursą. Man atrodo, taip kaip dabar išpopuliarėja tie teatro būreliai suaugusiems, tai ir skaitovų konkursai yra puikiai terpė tokiems buvusiems kaip jūs, skaitovams, kurie ilgisi skaitymą. Taip, tai tiesiog užfiksuoju tai, ką girdėjau. O kokias, sako, dabar tik skaitote knygas? Kokias jūs renkatės knygas? Kokios jūsų knygos prie lovos, nežinau, kur skaitot, papasakok. Iš tikrųjų, galbūt mano gyvenime yra įvairiausių knygų ir galiu skaityti siaubo literatūrą, galiu skaityti ir klasiką ir galiu skaityti tuos saldžiausius romanus. Mano bibliotekoje ir namų bibliotekoje iš tikrųjų yra ir daug vaikų literatūros knygų. Ir aš skaitau vaikų literatūros knygas, nes bandau atrasti geriausias knygas, kokias galėčiau pateikti savo dabartiniams pirmokams. Kodėl tą darau? Sąmoningai tą darau, nes galbūt pereičiau prie to, kad etikos pamokos pas mus yra su knyga rankose ir mes skaitome knygą ir mes mokomės iš knygos. Tai viena iš tų knygų yra Rimantės Kulvinskytės knyga Semčiukai ir tai tikriausiai buvo nuostabiausia knyga, kokią mes galėjom paskaityti kartu su pirmokais, kiek mes galėjom iš jos pasimokyti,
Nenoriu per daug pasakoti galbūt, kas ten yra toje knygoje, bet ten yra semkadoras ir ten yra visiškai apstu ir pilna įvairiausių pamokančių istorijų, kaip pagalvė Valentina nenorėjo būti užgulta ant lovos ir dar įvairiausių nesirgtiopijų ir kaip ten reikia būti pasveikus. Tai iš tikrųjų linkiu tikriausiai šitą knygą paskaityti visiems, nes tai yra nuostabi knyga, pamokanti ir iš jos galima labai daug ko pasiimti ir pasimokyti ir galbūt pritaikyti net apskritai savo praktikoje ir dienoje. Dėkoju Austėja už jūsų asmeninę patirtį, kuri yra labai svarbi, kad suprastume, kodėl, kas nutiko, kad jūs štai čia sėdite ir mums pasakojate ne tik apie tai, ką pati skaitote, o dabar norėtųsi jau pereiti prie vaikų, jau pati taip kažkaip nuosekliai gražiai perėjote. Ir dabar yra tas laikas, aš ir pradžioje užsiminiau, kai knygą sudėtingiau vaikų į rankas įduoti. Yra tas laikas, kai vaikus pasiekia daug informacijos, pasiekia vaizdais, pasiekia kažkokiamis trumpomis antraštėmis, trumpais filmukais, tokia greita informacija ir jinai greitai besikeičianti informacija. Ir gal tikrai gali kilti klausimas, o gal užtenka tas antraštės vaikui skaityti ir kodėl jam yra svarbu skaityti vis dėlto. Aš galbūt irgi norėčiau grįžti prie to, kad aš labai džiaugiuosi, kad mūsų apskritai pasaulis ir Lietuva vis tampa inovatyvesnė ir mes turim tų technologijų ir kompiuteriai, planšetės, telefonai ir dar daugybė kitų, kurios leidžia ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems patirti priklausomybės ir tą norą būti su tomis technologijomis. Bet vėlgi labai norėčiau pabrėžti ir tai, kad nėra blogai riboti telefono laiko, nėra blogai riboti planšetės laiką. Man atrodo, kad abipusius susitarimus su pačiu vaiku, kai tai yra abipusis susitarimas ir mes leidžiam patirti vaikui malonumą, tai vis tik jis gali pabūti su tuo telefonu, bet nepribojam kitų reikalingų ir naudingų veiklų. Tai šiuo atveju skaitimo, rašymo, piešimo, meditavimo ir dar daugybė kitų. Bet jeigu kalbant apie šitą problemą, tai ar tai yra apskritai problema ir ar galėčiau teikti, kad tai yra problema, man atrodo, kad tai yra iššūkis, bet kad tai pasikeistų, aš taip pat negaliu padaryti ir pakeisti to pilnai, nes iš tikrųjų šitame pasaulyje mes susidūrėm, ar ne, ir su tom įvairiausiam technologijom ir tada yra labai apstu ir visų pačių vaikų įsitraukimo į tas technologijas ir noro būti su tuo telefonu. Bet man atrodo, kad iš tikrųjų, pačią motivaciją, man tas žodis gal motivacija yra toks labai galingas ir stiprus, nes jame telpa labai daug. Bet teoretikai visgi skirsto motivaciją į vidinę ir išorinę motivacijos rūšis. Tai vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie vidinę motivaciją ir apie vaiko vidinę motivaciją, tai yra apie tai, kad vaikas visiškai vedamas smalsumo, noro, pažindinasi su knyga ir nori pažinti tą knygą, jis nori būti su ta knyga, jis nori sužinoti, kasgi visgi ten buvo per siužetas, kas ten buvo per veikėjai. Na, o išorinės motivacijos vedamas asmuo stengsis gauti teigiamų arba stengsis išvengti neigiamų pasiekmių. Tai šiuo atveju iš tikrųjų išorinės motivacijos vedamas asmuo, tai yra vaikas, kuris mokytoja uždavė perskaityti tekstą. Mokinys jį perskaitys, bet perskaitys tik dėl to, kad mokytoja jį pagirtų. Arba jam bus įdomu skaityti knygą tik dėl to, nes jis nori varžyti su savo klasės vaikais ir būti pirmūnu. Tai išorinė motivacija, jeigu mes kalbėtumėm apskritai apie šitas dvi rūšis ir galėčiau teikti, kad išorinės motivacijos apskritai vedamas asmuo daro tai visiškai ne iš noro, o tik dėl kažkokių tam tikrų pasiekmių, kurios galėtų būti ir teigiamos, ir neigiamos. Labai įdomi čia apie tas motivacijas, o kokie yra būdai vis dėlto kalbant apie tą vidinę motivaciją, kurią, man atrodo, turėtų turėti kiekvienas vaikas, va ką jūs įvardinot, smalsumą turi dažnas vaikas ir norą sužinoti turi dažnas vaikas. Bet kas nutinka, kad kažkur pasimeta ta vaiko vidinė motivacija ir ką galėtume padaryti, kad jos nenuslapintume. Gal jūs čia turit, kadangi apie tas motivacijas pakalbėjot, kokiu nors idėjų?
Iš tikrųjų, ką galiu drąsiai teikti ir kas tikrai yra, tai apskritai visi suaugę žmonės ir vyresni vaikai, jeigu mes kalbam apie pirmokus, tai pirmokai visada žiūrės į antrokus, į trečiokus, į ketvirtokus, visada vaikai žiūrės į savo tėvus ir matys juos kaip veidrodį. Tai galiu drąsiai teikti, kad visas mūsų elgesys ir tai, ką mes darome, yra visiškai veidrodis mūsų vaikams, mūsų mokiniams. Ir jie atitinkamai ir elgsis ir darys tai, ką daro jų tėvai, jų mokytojai ir jų bendruomenės nariai mokykloje. Tai iš tikrųjų, ką galėtumėm padaryti ir kaip gal reikėtų tą vidinę motyvaciją paskatinti pas vaikus ir leisti jiems patirti tą malonumą skaitant knygas. Tai tikriausiai pirmas dalykas, kas iššoka, tai būtų tas, kad mes, jeigu esame veidrodis, tai mes ir turime būti pavyzdys jiems. Tai kol mes nerodysime pavyzdžio ir neskaitysime kartu su jais, neparodysim, kad knyga yra fainas dalykas ir kad ją laikyti rankoje yra smagu ir visiškai tai nėra darbas, tai tol jie ir matys tai ir tada galės mokytis iš to. Pavyzdys. Taip toks nuobodus pasiūlymas, nes reikia kažką daryti tėvams arba mokytams, bet jisai veikia. Na, džiaugiuosi, kad jis čia nuskambėjo ir koks bebūtų tėvystė, tiek buvimas mokytojų yra iš dalies ir pašaukimas ir tam tikras pasiaukojimas. Tai jeigu nori, kad vaikas skaitytų, matyt, reikia prisiminti apie tai. Na gerai, o štai čia užsiminėt apie tą išorinę motivaciją ir kad galbūt mokytojas užduoda, paskui vertina ir tada vaikas skaito. O kaip jūs pati vaikus įtraukėte į skaitimo tą pasaulį, knygų pasaulį? Galbūt nuobodžiai pasikartosiu, bet vėlgi mano vaikų įtraukimas į patį skaitimą yra visiškai per savo pavyzdį ir rodomą pavyzdį. Tai man atrodo yra labai svarbu labai nuoširdžiai papasakoti apie knygą ir pristatyti, kokią tu knygą skaitai, galbūt kažkokią knygą parekomenduoti ir visiškai savo pavyzdžių motyvuoju vaikus ir kartu su jais skaitau, kartu dalyvaujam skaitimo pertraukose, kai reikia ir pristatau knygas ir dalyvauju kartu pristatymuose. Tai visiškai bandydama savo pavyzdžių, rodydama savo pavyzdžių, bandau juos įtraukti į tą skaitimą. Ir čia gaunasi tokia kaip apgaulė, nes aš darau tą patį, ką daro ir jie, bet jie mokosi iš manęs. Ir jie mato, kad aš mėgaujuosi tuo procesu. Ir tai yra, atrodo, tikrai užkrečiamas dalykas, nes jiems faina, kad klasėje yra mokytojas, kuris mėgaujasi knyga, jam patinka skaityti, yra įdomu skaityti ir kodėlgi mes negalim to padaryti. Paminėjot skaitimo pertraukas. Truputėlį apie jas papasakokit, kad jau iššoko jos. Kas yra tos skaitimo pertraukos? Iš tikrųjų, pas mus pati mokykla, apskritai mūsų mokykla yra labai skaitanti mokykla. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turim gal tokį matymą ir viziją apie pačias knygas ir patį skaitimą. Ir to skaitimo pas mus mokyklose yra apskritai labai daug integruojama visur. Pamokose. Galbūt, kai vyksta pamoka ir mes pasidarome visą pamokos medžiagą, atliekame visus darbus, mes turime susitarimą su vaikais, kad mes pasimsime knygą ir skaitysime likusį laiką savo pasirinktą knygą. Taip pat pas mus mokykloje yra pertraukos ir aš esu pastebėjusi, kai kiti mokiniai renkasi pertraukas praleisti su knyga, nes tai yra irgi vienas iš malonumų, kur tu gali tiesiog nurimti, nusiraminti ir galbūt taip praleisti savo pertrauką ir leisti savo pailsėti kartu rankoje su knyga. Ir mes taip pat turime vakaro laiką, kuomet jau pas mus yra vakaro mokytojai, kurie veda mūsų skaitimo užsiėmimą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visame šitame procese dalyvauja kartu ir mokytojai. Ir tas yra labai svarbu, nes vėlgi tai apsipina pavyzdžių, kaip mes rodome pavyzdį mokiniams. Tai mūsų tas vakaro skaitimo laikas yra kiekvieną dieną ir trunka po 30 minučių. Ir prasideda 16:30 ir baigėsi 17 valandą, tai vadinasi 30 minučių skaito visa mokykla. Tai ir mokytojai, ir vaikai, ir visi kiti, kas yra šitoj mokykloje, jie skaito kartu su mumis.
Yra iš tikrųjų suteikiama taip pat ir pagalba prieš mokyklinukams ir pirmokams, kuriems yra galbūt sunkiau skaityti savarankiškai. Tai vakaro mokytojai prisideda prie šito proceso ir kartu skaito su jais ir padeda jiems skaityti ir suprasti skaitomą medžiagą. Tai skamba iš tiesų, kad tai, ką jūs pasakėt, va štai pusvalandis tos vakaro skaitimo pertraukos, pamokos pabaigoje, jeigu turite laiko. Tačiau ar nutinka taip ir ką darote tada tuomet, jeigu vaikas priešinasi, jeigu jam ta knyga gal jis tik pradėjo čia toj mokykloje neapšilęs ir jam ta knyga yra gana svetimas dalykas. Ką darote tuomet? Iš tikrųjų, man atrodo, kai tu atvyksti jau į aplinką, kurioje visi vaikai skaito ir jie rodo tą tokį susidomėjimą knyga, yra labai lengva išbūti ir būti jau šitoje klasėje ir pačioje mokykloje. Tai galbūt galėčiau tiesiog tik pasakyti, kad mes visada leidžiam vaikams priprasti ir pratintis prie aplinkos. Ir jeigu jis tą pirmą dieną, jam yra sunku paimti knygą ir tai yra jo pirma diena mokykloje apskritai. Ir galbūt jis iš tikrųjų nėra patyręs to, kad jis vakaro metu po pamokų galbūt skirtų laiką knygai. Tai mes leidžiam priprasti, prisipratinti, pamatyti, kaip veikia šitas visas dalykas, paskatinti, paskaityti kartu ir tada labai labai gražiai ir automatiškai viskas įsilieja ir pats vaikas mėgaujasi tuo procesu. Rodos, kad tie geri pavyzdžiai ir ta aplinka tokia skatinanti ir bendra, bendrystė tikrai įkvepia. Dabar paminėjote, Austėja, kad tėvai, mes kalbėjome ir apie mokytojus, bet dabar truputį noriu nukreipti žvilgsnį į tėvus, kad labai svarbu, kad tėvai skaitytų, kad savo pavyzdžių įkvėptų vaikus. Bet vėlgi, yra visokių šeimų ir yra tėvų, vėlgi užsiminėt apie tos telefonus, kad kartais ir suaugę žmonės tampa labiau priklausomi ir reikalauja didelio sąmoningumo ir tėvams padėti telefoną ir galbūt užsiimti su vaikais. Kaip jums atrodo, kiek mokytojas yra pajėgus kažkaip užkurti tėvus, užkurti šeimą, kad tėvai vis dėlto prisimintų, kad reikia tą pavyzdį vaikui rodyti? Man smagu, man apskritai gal yra smagu dalintis su tėvais metodais, kokius jie gali naudoti namuose kartu su vaikais. Ir mokytojas galbūt šitoj daly galėtų būti kaip pastumėjęs ir padėti įsivažiuoti visą šitą procesą. Nes vėlgi perimti visą dalyką į mokytojo rankas būtų šiek tiek sudėtinga, nes ar ne, jeigu mes ateiname ir grįžtame į namus, mes neskaitome namuose knygų, bet tada grįžtame į mokyklą ir staiga čia jau reikia skaityti knygas, reikia skirti tam ne 5, ne 10 minučių, o jau ir visas 30 minučių. Tai toks gaunasi labai priešiškumas tarp mokyklos ir namų. Tai aš turiu iš tikrųjų netgi labai smagių pasiūlymų, ką apskritai šeima galėtų taikyti kartu su savo vaikais. Ir tai yra iš tikrųjų labai pasiteisinę dalykai. Jūs kaip šeima ir galėtumėt su savo kartu su vaiku sukurti kažkokį knygų klubą, įsteigti knygų klubą savo namuose, pasidaryti skaitimo pertraukėles, galbūt susiorganizuoti, kad tai būtų ta vieta, jau namuose labai ypatinga. Bet visi susitarimai turi būti aiškus ir labai tikslus. Tai kiek mes laiko skirsime šitam skaitimui, galbūt kaip mes skaitysime, tai gali būti labai irgi įvairaus pobūdžio skaitimas. Galbūt jūs norėsit kartu skaityti vieną bendrą knygą ir vienas iš šeimos narių pasirinks, kas bus skaitovas šiuo metu ir šią dieną jis skaitys tą knygą. Galbūt jūs norėsit apskritai skaityti visiškai skirtingas knygas ir tada kartu pasidalinti tais skaitimo įspūdžiais ir ką jūs galbūt sužinojot iš tos knygos, kas ten buvo taip smagu, kas ten įtraukė. Tai man atrodo, kad apskritai įsitraukimas visos šeimos ir dalyvavimas visam šitam procese galėtų irgi padėti skatinti vaiką ir motyvuoti vaiką apskritai imti knygą, žiūrėti į tą knygą ir nematyti tos knygos kaip kokio labai bauginančio dalyko. O kiek jūs pastebite tokį dalyką, štai kalbėjote apie tą gražų pavyzdį, kad jeigu vaikas neįpratęs prie skaitimo valandėlių ir leidžiat pasipratinti, bet dažniausiai jis užsikrečia. O
kiek tai, ką vaikas daro mokykloje, iš tikrųjų persikelia į namus? Ar jūs tokių pavyzdžių, kiek turite? Yra labai jų daug ir man atrodo, kad kartais net būna, kad kreipiasi tėvai ir klausia, ar tai yra gerai, kad vaikas tiek daug skaito namuose ir ar reikėtų stabdyti. Tai yra gerai, aš atsiprašau, tai yra labai gerai. Ar reikėtų stabdyti šitą procesą, galbūt mažinti kiekį. Tai man atrodo, kai viskas yra proto ribose ir viskas yra normalu ir gerai, ir yra tų vaikų, kurie skaito daugiau, yra kurie skaito mažiau, yra kurie išsineša iš mokyklos tas patirtis ir atneša į namus. Ir džiaugiuosi, kai taip atsitinka, kai mokykla gali padėti vaikui patirti tą skaitimo sėkmę ir tą malonumą ir išnešti į namus ir irgi skleisti galbūt tą skaitimo malonumą ir užkrėsti kitus esančius šeimos narius. Kokias knygas vaikai skaito, kokios temos jiems įdomios, kaip jie jas renkasi, kaip čia vaikai dalyvauja tame? Aš galbūt džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes kartu su Vilma išvertėm skaitimo tokią kaip schemą, net nežinau, kaip jį reikėtų įvardinti. Tai yra labai fainas plakatas, kur vaikai kartu su savo piršto pagalba prie finišo vietos gali keliauti ir atrasti, tai kokiam žanrui aš prijaučiu, tai kokią man knygą reikėtų pasirinkti. Ar teisingai suprantu, čia kažkoks testas? Galbūt tai testas, galbūt taip labai... Žaidimas. Galbūt tai galėtų būti žaidimas. Plakatas žaidimas, žaidybinė forma, kai vaikai atranda savo skaitomą medžiagą ir žanrą, kokią man reikėtų pasirinkti. Ir ten yra įvairiausių klausimų. Ar tau patinka skaityti, kai yra daugiau paveikslėlių? Galbūt tau patinka, kai yra daugiau teksto. Ir tu ten braukaisi ir atrandi tą savo žanrą, kokiam tu prijauti. Ir gali pasirinkti bibliotekoje. O šiaip, jeigu kalbant, ką vaikai apskritai mėgsta rinktis ir ką renkasi mūsų mokyklos mokiniai, tai pas mus mokykloje dabar ypatingai yra Tomo Dirgėlos literatūra ir ypač Domas ir Tomas visos knygų serijos. Ir labai džiaugiuosi, kad mes turime savo bibliotekoje irgi šitų knygų papildymą ir galima rinktis ir vaikai gali laisvai atrasti savo skaitomą ir mėgstamą žanrą. O taip pat iš tikrųjų yra, jau galėčiau sakyti, kokie 3 metai eina su mūsų neišskiriama knyga, tai Nevykėlio dienoraštis. Ir čia yra tikriausiai irgi viena mėgstamiausių knygų mūsų vaikų, mūsų mokyklos vaikų. Taip pat jaunesnieji renkasi paveikslėlių knygas, kas yra ypatingai nuostabu ir faina. Ir džiaugiuosi, kad tokias knygas irgi renkasi vaikai. Ir įvairiausias pasakas. Bet iš tikrųjų dabar tikriausiai galėčiau pasakyti, kas įvyko su mūsų mokykla ir kokia knyga dabar yra ypatinga, tai Čarlis ir šokolado fabrikas. Tai pas mus dabar yra šitos knygos iš tikrųjų netgi, vėlgi, gal pasikartosiu su tuo žodžiu, bet tai yra, atrodo, užkratas kažkoks įvyko šitoj mokyklai su šita knyga. Nes išėjo ir filmas ir visi žiūrėjo ir filmą ir tada visi pradėjo skaityti šitą knygą. Tai labai džiaugiuosi, kad trečiokai mūsų pradėjo galbūt šitos knygos skaitimą ir jie turėjo apskritai visą projektą, kai jie visą mėnesį skyrė šitai knygai, analizavo ją ir taip netyčia tiesiog gavosi, kad visa mokykla staiga pradėjo šitą knygą skaityti. Iš to, ką girdžiu, tai pirmas dalykas labai džiugus, kad štai filmas paskatino grįžti prie knygų. Atrodo, kad jau kai pradedi žiūrėti filmus, tai jau tos knygos buvę nebuvę. Tai čia labai tokia irgi džiugi žinia. Bet klausydama apie tai, kokias knygas renkasi vaikai, atrodo, kad jiems patinka nuotykiai. Ar aš čia teisingai orientuoju, ar yra kažkas, kas dar jiems patinka knygose, kas juos traukia? Visiškai teisingai. Nuotykių knygos tikriausiai yra einamoji literatūra apskritai ir žanras, ką renkasi mokiniai ir vaikai. Galbūt pas mus mokykloje dar yra stipriai skaitomi komiksai ir vaikams patinka. Ir aš apskritai galbūt norėčiau irgi grįžti prie to ir aš labai džiaugiuosi, kad
Mūsų mokykla leidžia pasirinkti vaikams skaitomą medžiagą savarankiškai. Ir ką linkiu daryti ir skatinu daryti ir kitiems, kad leisti mokiniams rinkti skaitomą medžiagą visiškai savarankiškai, neapribojant jų. Nes vėlgi tas pasakymas, ar ne, kad tarkim, tavo klasės draugas perskaitė tokią ir anokią knygą, turėtum ir tu ją perskaityti, nes jam ji buvo labai įdomi. Na tai gali atnešti tą tokią ir demotyvaciją, ir tokį nusivylimą, o tai kodėl aš galbūt dabar turiu rinktis šitą knygą, kurią skaitė mano klasės draugas, kodėl aš negaliu savarankiškai pasirinkti knygos. Tai aš džiaugiuosi, kad mūsų vaikai renkasi skaitomą medžiagą savarankiškai, atitinkamai reaguoju į pasirinktą skaitomą medžiagą, nes, kaip ir sakau, dabartiniai mano pirmokai, jie renkasi skaityti Čarlį ir šokolado fabriką ir pagal rekomenduojamą knygų sąrašą šita knyga atitinka 3 klasės mokinius. Tai ir amžių. Bet kas yra labai svarbu ir ką svarbu labai išlaikyti šitame procese, jeigu jau mes jau leidžiam pasirinkti vaikui savarankišką knygą, na ir jisai galbūt pasirenka kažkokią jau vyresnio amžiaus skirtą knygą ir ten gali būti ir susidurti su sudėtingesniais žodžiais, galbūt reikės pagalbos jam suvokti, kas ten yra per žodis. Tai yra labai svarbu, kad tiesiog kartu suaugęs žmogus būtų šalia jo ir galėtų čia ir dabar paaiškinti tą nesuprastą žodį ir padėti suprasti. Tai kas ten buvo paaiškinta, kas ten buvo parašyta, kad jis, nes tokiu būdu, na, jeigu vaikas skaitys knygą ir ten kas sakiniu bus ne kažkoks nepažįstamas žodis, galbūt kas pastraipa, kas puslapį, ir jeigu jis neišsiaiškins, tai kas ten yra per tas žodis, ką jis reiškia, irgi gali atnešti, tą tokią demotyvaciją skaitimui. Sakėt, kad vaikai renkasi patys, o kaip dažnai jie ateina pas jūs, kaip mokytoja, rekomendacijos, ką jie galėtų skaityti? Tikriausiai ateina ne taip dažnai, kaip norėčiau. Ir skatinu vaikus ateiti ir klausti, bet man atrodo, kad iš tikrųjų pirmokai, jeigu kalbant apie pirmokus, o apskritai kalbant ir apie visą mokyklos bendruomenę, šitie vaikai yra labai sąmoningi vaikai ir jie atitinkamai ir pasirenka skaitomą medžiagą ir galbūt jeigu reikia, mes galim paskatinti ir nuvesti ir parodyti, bet dažnu atveju jie pasirenka savarankiškai. O nuo kokio amžiaus jūsų nuomonė reikėtų pradėti ugdyti meilę knygoms? Iš tikrųjų, ar ne, yra tų visų ir mokslinių straipsnių parašyta, kur rekomenduojama net, kai vaikas yra mamos įsčiose, jau skaityti knygas mamai garsiai, kad vaikas girdėtų ir klausytųsi. Bet jeigu kalbant apie mokyklą, tai rekomenduojama pradėti, nuo priešmokyklinės ir pradinės klasės laikotarpių. Kodėl yra išskirti šie 2 laikotarpiai? Dėl to, nes vyresnėse klasėse mes jau pereinam į vaiko brandą, prasideda vaiko paauglystė ir visiškai vaikas ir mokinys nori visiško atsiribojimo nuo tėvų. Tai vadinasi, bet koks tėvų įsikišimas ir skatinimas dar skaityti kažkokią knygą, galbūt tu pasižiūrėk, kokia čia knyga, galbūt tave sudomintų, gali atnešti irgi tokį demotyvaciją ir iš viso apskritai užsidarys vaikas, trenks durim ir sakys, kad aš noriu priimti sprendimą savarankiškai. Tai tokiu būdu priešmokyklinis ir pradinės klasės laikotarpis yra tas, kur mes dar galim kalbėti su vaiku ir paskatinti jį pasirinkti vienokią ar kitokią literatūrą ir paskatinti apskritai pasimti knygą į rankas. Įvardinote šitą lūžį, kuris jau yra apie paauglystę, kai vaikas nori atmesti ir tada nepriima, ką tėvai sako, bet kaip keičiasi iššūkiai vis tiek, jeigu imsim nuo pradinuko iki tos paauglystės yra kokie 4, gal 5 metai priklausoma vaikui, kaip keičiasi iššūkiai jo, kuriuos jis patiria su skaitimu? Iš tikrųjų, yra labai svarbu jau vyresnėse klasėse nepamesti gal to, ką mes darom pradinės klasės laikotarpiu. Ir čia yra vis tik jau vyresnės klasės mokiniai pereina į mokymąsi jau tokį, kur jie keliauja su skirtingais mokytojais, skirtingi dalykininkai, skirtingi dalykai, skirtingos pamokos ir nebėra vienas tas žmogus, kuris galėtų nešti klasės pavyzdį ir rodyti tą knygos pavyzdį. Tai kas yra labai svarbu vyresnėse klasėse, kad išlaikyti tą turimą ir
turėtą pavyzdį pradinės klasės laikotarpiu. Ir čia tikriausiai yra irgi vėlgi keliauja tėvų gal skatinimas ir rodomas pavyzdys. Nebijokim rodyti tą pavyzdį iki pat 12 klasės. Renkim tuos visus susitikimus, darykim tuos knygų klubus, skaitykim visi kartu, nepriklausomai nuo amžiaus. Ir man atrodo tada ir ta motyvacija, ir tas požiūris į pačią knygą išliks fainas ir nebus ta knyga tokia, kaip žiūrėtumėm į knygą kaip į darbą. O kaip jūs pati žiūrite į skaitimą balsu? Kiek ir kada jo reikėtų vaikams? Aš labai skatinu tą daryti ir čia yra vienas iš metodų, galbūt, kuriuo galėčiau net ir pasidalinti, kas yra nuostabus metodas, tai porinis skaitimas ir apskritai skaitimas kartu balsu. Ir čia yra garsus skaitimas, tikriausiai ir šitas porinis skaitimas apie tai, kad kaip įtvirtinti ir padėti jau vaikui skaityti geriau, ištarti žodžius aiškiai, tvarkingai. Ir tuo būdu, tuo metodu mokytojas arba vienas iš tėvų gali kartu skaityti su savo vaiku. Tai jie pasirenka skaitomą medžiagą, skaitomą knygą. Ta knyga turėtų atitikti, bent vienu laipteliu aukštesnę už mokinio skaitomą lygį, kad mes visgi susidurtumėm su kažkokiu iššūkiu ir kad nebūtų jau ta lengva skaitoma medžiaga. Ir skaityti kartu, susitarti kažkokį tai signalinį ženklą, kad mokytojas skaitimo metu arba tėvelis, vienas iš tėvų, galėtų nutraukti skaitimą jau kartu. Tai vėlgi, kaip prasideda skaitimas. Mokytoja arba tėtis, mama skaito kartu su mokiniu, vaiku, balsu. Kartu skaito ir... Tai kaip ir chorų skaito. Taip, mokytojas arba tėtis... Abu vienu metu tą patį tekstą, aš tiesiog bandau suprasti. Taip, vienu metu tą patį tekstą ir mokytojas arba vienas iš tėvų turi prisitapatinti prie vaiko balso ir tembro. Tai ir leisti skaityti vaikui, bet tuo pačiu prisijungti kartu ir skaityti su juo kartu. Tuo būdu mes leidžiam mokiniui ištarti žodžius taisyklingai ir leidžiam pasitaisyti, jeigu yra kažkokia klaida. Na ir tuo sutartiniu ženklu, kai jau jaučiam, kad mokinys yra visiškai pasitikinti savimi, sutartų ženklų mes nutraukiam skaitimą ir mokinys skaito savarankiškai. Ir yra būdas, kuomet mokinys skaitydamas savarankiškai, jeigu jis nepastebi padarytos klaidos ir nepasitaiso pats savarankiškai, tada vėl vienas iš tėvų prisijungia arba mokytojas prisijungia kartu vėl skaityti, kol vėl jis galėtų įsivažiuoti ir skaityti savarankiškai. Ir čia tikriausiai priklauso irgi, koks susitarimas, kiek laiko truks šitas skaitimas. Dėkoju. Jūs, Austėja, užsiminėt apie tam tikras skaitimo veiklas mokykloje. Galvoju, gal kažkokia tradicija dar liko, kurios nepaminėjote, nes tai ką jūs jau vardinot, skaitimo pertraukas ir tas vakaro skaitinius, jau galima vadinti tradicijomis, bet gal dar jų turite, gal kokia liko už durų? Aš galbūt visai norėčiau netgi ir pasidalinti tokiu fainų dalykų, kas nutiko skaitimo metu, kuomet aš dirbau vakaro mokytoja ir kartu vesdavau skaitimo užsiėmimus. Tai mes kažkaip vieną iš vakaro sugalvojom, kad skaitysim knygas įprastai, mes pasirenkam kažkokią skaitomą medžiagą ir tą vakarą pasirinkau ir aš skaityti vaikišką vaikų jaunimo literatūrą. Nepasakysiu dabar, kokia ta knyga buvo, bet mes pasirinkom ją skaityti ir mokiniai pasirinko skaityti savo kažkokią savarankišką knygą. Ir visiškai nesąmoningai, net nesugalvotai, aš tiesiog pasiūliau mokiniams, kad pabandom po paskaityto laiko papasakoti, ką mes perskaitėm. Tai gali būti vienas žodis, tai gali būti veikėjas, kur jums gal labai įsiminė ir patiko, tai gali būti siužetas, tai gali būti juokinga kažkokia istorija. Ir visiškai be jokios prievartos leidau mokiniams patiems pasirinkti, ar jie nori pasakot, ar nenori. Tai tas mano pirmas vakaras ir pasidalinimas buvo mano vienos pačios. Aš dalinausi viena pati, ką aš perskaičiau. Ir kas ten buvo toje knygoje, bet jie labai įdėmiai klausėsi, jiems tikrai buvo labai įdomu. Aš palikdavau tokių ir dalykų, kur jie galėtų patys atsiversti tą knygą ir suprasti tai, apie ką ten ta buvo knyga ir nepasakydama viso knygos siužeto. Ir mums
tų vakarų reikėjo 3 ir tik po 3 vakaro aš kažkaip įtraukiau mokinius ir iš 15 mokinių tuo laiku, kai mes skaitėm, 14 mokinių pasidalino, tai ką perskaitė ir ką sužinojo iš tos knygos. Tai vėlgi čia tikriausiai yra labai graži žinutė tuo, kad nesvarbu, kad jeigu iš pirmo karto nepavyko ir nepavyko įtraukti gal to savo mokinio, galbūt savo vaiko įtraukti į tą patį skaitimą, labai svarbu nepamesti to užsidegimo ir lygiai taip pat dalyvauti tame skaitimo procese ir rodyti apskritai visą susidomėjimą ir pačią knygą. Tai kaip tu pats matai ir kaip tu pats jauti. Mūsų pokalbis artėja į pabaigą ir aš galvoju, apibendrinant, daug čia nuskambėjo ir kažkokių pasidalinimų jūsų, kas yra svarbu, kad vaikas skaitytų, bet aš taip pat žiūriu, jūs pasakojate taip entuziastingai ir galvoju, nejaugi ir jūs niekada, nežinau, nesutinkstat su tais vaikais skaityti, o tėvams ypatingai atrodo, kad jie grįžta, pavargę po darbo ir tas tinginys įsiskverbė kažkur ar ne, tarp tų raumenų ir jau link tos lentynos nelabai norisi eiti. Tai koks jūsų būtų padrąsinimas, paskatinimas tėvams, kodėl vis dėlto verta kažkaip įkvėpti, iškvėpti ir imti tą knygą kartu su vaikais? Aš iš tikrųjų galbūt irgi visiems tėveliam palinkėčiau, kad nebijoti skatinti vaikus skaityti, nebijoti paimti tą knygą į rankas ir prisiminti tai, kad visgi jau tai yra tiesa, mes esame pavyzdys jiems ir mes rodome pavyzdį savo vaikams, savo mokiniams, savo klasiai, apskritai savo visai mokyklos bendruomeniai. Tai tokį, kokį pavyzdį rodysim mes, toks elgesys atsispindės ir mūsų vaikuose. Tiesiog prisiminkit, kad esate tėvai, ar ne? Nepaguodžia, bet iš tiesų gali būti visokių dienų. Gal mes leiskim, tu paimti kartais išeiginę, jeigu labai esi pavargęs, bet vis tiek tikslą, norint turėti tikslą, kad vaikas skaitytų, pamiltų knygą, tikrai reikia tėvų pagalbos, ne tik mokytojų. Ir Austėja, žinau, kad kovo 31 dieną, štai po savaitės, bus mokykloje atvirų durų diena, gal truputį keliais sakiniais papasakotumėt, kas čia vyks ir ko čia galima tikėtis mokykloje. Taip, tai kitą pirmadienį pas mus vyksta atvirų durų diena ir iš tikrųjų tikrai labai maloniai kviečiame visus užsukti ir galbūt tiesiog pabūti ir pajausti, apie ką yra šita mokykla ir tiesiog sudalyvauti įvairiose dirbtuvėse, veiklose, patirti, ką patiria vaikai, kurie mokosi šitoje mokykloje ir pasimėgauti, galbūt ir sugrįžti į tą vaikystės laikotarpį, kuomet jūs sėdėjote suole, jūs leisdavot pertraukas mokykloje ir mokėtės ir leidote laiką apskritai su savo draugais mokyklos erdvėse. Tai iš tikrųjų tikrai labai maloniai kviečiu užsukti ir pabūti kartu su mumis ir patirti tą malonumą ir džiaugsmą, ką patiria mūsų vaikai. Ir vienoje iš veiklų taipogi dalyvausiu ir aš. Tai labai lauksiu ir bus labai smagu. Tai dabar jau, kad pasakėte, tai truputį pasakykit, ką jūs veiksit. Ar tai bus susijęs su skaitimu ar kažkokia kita veikla? Ne, tai nebus susijęs su skaitimu. Tai bus veikla atlikta su numikonais. Nenoriu daugiau nieko pasakoti. Kviesiu apsilankyti ir patirti. Tai, bet bus labai smagu. Tai tie jūsų numikonai, tai tikrai tokia intriga užsukote čia dabar. Tai iš tiesų labai kviečiam užsukti tas atviras dienas. O man buvo be galo malonu su jumis Austėja kalbėtis ir aš primenu tiems žmonėms, kurie mus stebi, kad jeigu jūs turite klausimų, tikrai galite juos užduoti ir mes pabandysime atsakyti, jeigu mes juos dar neatsakėme. Tai luktersim ir tų klausimų. Pasakykit, kokią knygą skaitot pati dabar, tiesiog suaugusių žmonių. Šiuo metu skaitau Kotrynos Zylės Mylimi kaulai ir visiškai mėgaujuosi šitą knygą, nes tai yra apstu magiško pasaulio ir ten, kai apsipina, kad namuose gyvena karvės, gyvuliai ir tai yra normalus procesas, tai man yra labai smagu ir mėgaujuosi šitą knygą. Na, iš tiesų šitą knygą ir apdovanojimų pelnė. Taip. Ir ne tik Lietuvoje jau ten yra kažkokiam sąraše, kad gali pelnyti, tai tikrai labai vertinga rekomendacija. Dėkoju Austėja tikrai už jūsų vertingas įžvalgas, dėkoju už jūsų patirtį, už jūsų tokį entuziastingą padrąsinimą ir tikėjimą, kad mes, suaugusieji, turim didelę galią tam, kad vaikai tam pasaulyje
pilname visko vis dėlto atrastų ir knygą, atverstų ją, atrastų ten slypinčias istorijas, galbūt magijas ar tas karves, kaip jūs pasakėt, namuose gyvenančias. Štai, tai tikrai džiaugiuosi ir dėkoju jums už jūsų ne tik patirtį, bet kaip ir minėjau, pasikartosiu tą tokį entuziazmą. Aš tikrai įkvėpta dabar irgi su savo vaiku asmeniškai paskaityti. O šiandien su Apvalaus kvadrato mokyklos pradinių klasių mokytoja Austėja mes kalbėjomės apie skaitimo džiaugsmą. Aš kviečiu prisijungtis ir prie kitų pokalbių, jų darbus apie matematiką, užsienio kalbas, sveiką gyvenseną ir kitas temas. Visą programą ir registraciją rasite puslapyje www.apvalauskvadratomokykla.lt. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu ir linkiu įkvepiančių skaitymo akimirkų. Ačiū ir sudie. Ačiū Jums.